Germany. Sveikinimai iš Vokietijos. And welcome back to another short word of encouragement. Turim jums trumpą padrąsinimo žodį. We're part of a community called the Black Forest Community. We call it BFA for short. Ir mes čia priklausom bendruomeniai, kuri vadinasi Juodojo miško bendruomenė, tai kad čia tokia vietovė. And we're celebrating the 70th year this year since the Christian school was begun 70 years ago. Iš tikrųjų šiais metais pavasarį švęsime 70 metų jubiliejų, kai buvo pradėta šita mokykla. And you know, we were just at church this morning, and the lesson was on Deuteronomy. Ir mes ryte buvom bažnyčioje ir žodis buvo iš pakartoto įstatymo knygos. And it just seems like we're like at a European convention, Eurocon, every day, every week. For 4 months now, we've been in Eurocon. Ir mes jaučiamės tarsi būtumėm konferencija, iš tikrųjų, kaip anksčiau važiavom tas konferencijas. Usually we just have a Eurocon once a week in March, you know, in Budapest or Warsaw. This next March it's going to be in Riga, Latvia. Ir dažnai važiuodavome į Budapeštą arba į Varšuvą. Šiais metais mūsų bažnyčios Europos konferencija bus Latvijoje. I mean, can you believe it? Sunku net patikėti. I won't believe it till it happens. Kol neįvyks, nepatikėsiu. This will be the closest that Eurocon has ever been to Lithuania. Nes čia bus artimiausia konferencija lietuviams. Ta prasme, arčiausiai geografiškai. It's like Americans like to say, it's hard, I don't know if I should say it, oh my God, you know. Whenever you are walking near a group of people and you hear someone say, oh my God, you know it's Americans nearby. Amerikiečiai mėgsta taip sakyti, o Dieve, ir tai iš to posakio pažįsti, kad čia yra amerikiečiai. So I'm sorry if I've already offended anyone. Gal kažką papiktina, piktina, kai amerikiečiai taip sako, nes tarsi naudoja Dievo vardą be reikalo. So even our pastor is very careful not to say those words. Instead he says, oh my gosh. Ir mūsų pastorius irgi sargus yra, kad nesakytų taip, ir vietoj to yra kitas panašus posakis. So really briefly, what do we want to talk about today? Bet trumpai, kuo norim pasidalinti šiandieną? About prayer. Gal start with prayer. Iš tikrųjų apie maldą, arba gal tiesiog pradėsim nuo maldos. Let's start with a simple prayer. Pradėkim nuo tokios paprastos maldos. Right. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas. Thy kingdom come, thy will be done. Tavo karalystė ir teesie tavo valia. On earth as it is in heaven. Kaip danguje, taip ir žemėje. Give us this day our daily bread. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien. And forgive us our debts as we forgive our debtors. Ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. And lead us not into temptation. Ir neleisk mūsų gundyti. But deliver us from evil. Bet gelbėk mus nuo pikto. For thine is the kingdom and the power and the glory forever and ever. Amen. Nes tavo yra karalystė, valdžia ir šlovė per amžių amžius. Amen. And yeah, so, wow, you know, I've been praying that prayer a lot recently. Pastaruoju metu dažnai meldžiuosi šitais žodžiais. It has a new freshness in my prayer life these days. Man kažkaip šita malda tapo tokia nauja tarsi, kaip šviežiai skamba. If you read the portion in the scripture, Matthew 6:9 to 13 is where we find that prayer. Šita malda yra Mato 6 skyriuje nuo 9 iki 13 eilutės. So let's go there very quickly. Gal galim ten ir atsiversti iš tikrųjų. Because what is the emphasis in that prayer? Nes iš tikrųjų, kas yra svarbu šitoje maldoje? Is seen in the following two verses. After the prayer ends, Amen. Šitą 13 eilutė ta malda baigėsi žodžiu Amen. Right, so in verse Matthew 6:13 it ends with and lead us not into temptation, but deliver us from evil, for thine is the kingdom and the power and the glory forever and ever. Amen.
13 eilutė, Mato 6 skyrius baigėsi taip. Nes tavo yra karalystė, jėga ir šlovė, per amžius amen. And we should start with verse 12 where it says, "Forgive us our debts as we forgive our debtors." Bet gal čia reikėtų skaityti nuo 12 eilutės ir atleisk mūsų kaltininkams. Yeah, and in verse 14, the scriptures continue after amen. Ir kai baigėsi tas amen, iš tikrųjų galim toliau skaityti po 13 eilutės. For if we forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. Ir 14 eilutė sako, jeigu jūs atleisite žmonėms jų nusižengimus, tai jūsų dangiškasis tėvas atleis jums. But it doesn't end there. It ends with a warning in verse 15. Ir 15 eilutė po kablelio sako, toks yra kaip perspėjimas. Yeah. O jeigu jūs neatleisite žmonėms jų nusižengimų, I know this is shocking for some of us. perskaitysiu. We never knew that this prayer is actually in the scripture, but it goes verse 15, and we say, "Oh my gosh." O jeigu jūs neatleisite žmonėms jų nusižengimų, tai jūsų tėvas neatleis jūsų nusižengimų. Ir kartais mes nebe skaitom šitų žodžių, sustojam ties to amen. And I'm going to translate the verse now. It says, "But if you forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses." Period. Yeah, so then it goes on to a new theme in verse 16. Ir paskui nuo 16 eilutės jau prasideda kita tema. So how important is forgiveness in the Our Father, what we call the disciples' prayer? Bet šitoje maldoje mes matom, koks svarbus yra atleidimas. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Already that first line in the prayer talks about God's immanence. He is immanent, which means he is involved in his creation here on earth. Ir jau pirmoji eilutė iš tikrųjų šitos maldos tokia ypatinga, kur mes kreipiamės į Dievą kaip į tėvą ir ten kalba, kad jis iš tikrųjų dalyvauja savo kūrinyjoje. Right? Our Father who Kūrinijos art in heaven. gyvenime, nes mes kreipiamės į jį. Already Mūsų tėvę. those are terms of endearment, the intimate terms of Ir relationship with tėvė God. yra toksai iš tikrųjų ypatingas kreipinys, kuris kalba apie artimus santykius su Dievu. It reminds us of Romans 8:15, Ir primena šitą eilutę Romiečiams 8:15, where it says, "Abba, Father." Those who have the Holy Spirit, they cry out, "Abba, Father." kur sako, tie, kurie turi Dievo dvasią, šaukėsi jo Abba, tėtė. So you see, not everyone has the right to say, "Our Father" or "My Father who art in heaven." Ir ne visi gali jį kreiptis, tėve mano, But those who have the Holy Spirit, bet tik tai tie, kurie turi jo dvasią. right? 2 Corinthians 4:4, 2 Korintiečiams 4:4. "Greater is he that is in you than he that is in the world." Didesnis yra tas, kuris jumise, negu tas, kuris yra pasaulyje. And so, yes, the eternal one lives in our hearts, and so that's why we can say we have eternal life. Tas, kuris yra amžinas, gyvena mūsų širdise ir todėl mes jau dabar turime amžiną gyvenimą. Right? God gives us the gift of eternal life through Jesus Christ, our Lord. Dievas duoda mums amžino gyvenimo dovaną per Jėzų Kristų mūsų viešpatį. Yeah, the wages of sin is death, Romans 6:23. Romiečiams 6:23 atlygis už nuodėmę yra mirtis. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Bet Dievo our Lord. dovana yra amžinas gyvenimas per Jėzų Kristų. So we have this intimate relationship with Christ Ir mes turime tos artimus santykius su Kristumi. where we can cry out to him and say, "Abba, Father, help, Su Dievu save, tėvu ir save me, mes Lord, a sinner that I šaukiamės. am." Tėve mūsų, išgelbėk mane nusidėjėlę, The publican kaip tas in muitininkas. Luke 18, right? He cries Luko out. 18 skyrius jis šaukė Jėzų. What does he shout out? Ką jisai šaukia? He says, does he say Father? Ar jisai kreipiasi Or tėvę? maybe he says Lord. Lord, Jisai sakė, have mercy on me, a sinner that I viešpatie, am. pasigailėk manęs nusidėjėlio. maybe he didn't dare say, "Oh Father."
Jisai gal net nedrįso kreiptis į Dievą tėvę. I'll have to look at that very quickly. I'm very curious now. Neaišku, viešpatie. Luke 18. Luko 18. What does he say? The publican in verse 13, standing afar off, would not lift up so much as his eyes unto heaven, but smote upon his breast, saying, God be merciful to me, a sinner. O muitininkas atokiai stovėdamas nedrįso nė akių pakelti į dangų, tik mušdamasis į krūtinę maldavo: Dieve, būk gailestingas man nusidėjėliui. Right? He didn't even dare call God his father. Jisai čia nevadina Dievo savo tėvu, jisai nedrįsta. Because maybe he wasn't his father yet. Nes gal Dievas ir nebuvo jo tėvas. But by the time he finished his prayer and said Amen, he had become a child of God, so that he got the right to call him Father, not just God. Bet God. po tos maldos tikiu, kad jis tapo gavo tą teisę vadinti Dievą tėvu. Anyone could just say, God, Yes. hear my prayer. Nes Dievas. But, yeah, and that's a good prayer Tai yra gera malda Dieve. for someone who's not saved. Gera malda žmogui, kuris yra neišgelbėtas, Who isn't a child of God, kuris dar nėra Dievo vaikas. who God is not his father yet. Jeigu Dievas dar nėra to žmogaus So- tėvas. So we can become, I guess, very familiar with the Our Father prayer and thinking that Kartais we can mes- all just say, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Galim taip familiariai, taip lengvai žiūrėti tos žodžius, tėve mūsų, ir galvoti, kad, čia visi žmonės gali melstis tą maldą. But, that we can be encouraged. We don't want to sow doubt, right? But we also want to respect that we need to fear God and Bet not iš be tikrųjų familiar with him. mes turim turėti tą tokią šventą Dievo baimę ir netapti familiarų su Dievu. It's not anyone can come boldly before the throne of grace to obtain mercy and to find grace to help in time of need. Ir ne visi gali drąsiai bėgti prie malonės sosto, kad atrastų gailestingumą ir pagalbą reikiamų metu. Right? Hebrews 4:16. Hebrajams 4:6 yra tas paraginimas: drąsiai Where it says, bėkite. come boldly before the throne of Drąsiai grace. bėkite prie malonės sosto. Why are we exhorted to come boldly? Ir kodėl ten yra tas paraginimas drąsiai bėgti? Because this is addressed to those who are Christians, who are Nes believers. ta malda yra, tie žodžiai, atsiprašau, yra skirti tikintiesiems, krikščionėms. And yes, that we, by the blood of Jesus, only because by faith in his blood, we can approach his throne of grace. Ir vien tik per tikėjimą jo krauju mes galime drąsiai artintis prie jo sosto, And call him Father and kreiptis Abba. į jį tėtį, Abba. Abba, in Chinese, Abba is Baba. Kinietiškai Abba kitaip skamba, jie kreipiasi tėtį Baba. But my grandmother was Baba. She was not my father, but I called her Baba. We called her Baba, but that's not even a Lithuanian Ir mes taip vadinam savo term. That's močiutę. Russian. Nors čia turbūt nėra lietuviška tokia tradicija, tai vadinama šitas daugiau rusiška. It was a family secret that our Baba was actually Russian. She was not Lithuanian. Gal tai buvo šeimos paslaptis, kad močiutė daugiau buvo rusė negu lietuvė. She grew up in Tiflis, Georgia, Neužaugo Gruzijoje. but her father my great-grandfather was supposedly from Lietuva, so Bet jis we don't know exactly what kind of Lithuanian